Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Livonija. Lietuvos didžioji kunigaikštystė gyvavo apie 550 metų, nuo karaliaus Mindaugo laikų iki Trečiojo abiejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais. Šiauriau Lietuvos esančias gentis 1202 metais užkariavo Kalaviečių ordinas, Livonijaus Kristaus kariuomenės broliai. Po pralaimėjimo Saulės mūšio 1236 metais likučiai po metų buvo inkorporuoti į Vokiečių ordiną, sudarydami Livonijos ordiną. Livonija buvo sudaryta iš Livonijos ordino žemių, kurie sudarė apie 65%, Rygos arkivyskupijos ir Kuršo, Tartu Dorpato ir Saremo Viko vyskupijų. Livonija buvo prijungta prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės po Livonijos karo 1558–83 metais. Rusijos invazija 1558 susilpnino Livonijos ordiną, kuris ieškojo apsaugos, ir 559–61 buvo sudarytos sutartys Pasvalio ir Vilniaus unijos, pagal kurias Livonija tapo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės protektoratu. 561 ordinas buvo sekuliarizuotas ir didžioji dalis teritorijos prijungta prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip Uždauguvio arba Livonijos kunigaikštystė su autonomija. Pietinė dalis, tai Kuršas ir Žiemgala, tapo Kuršo kunigaikštystė, LDK vasalų. Po Liublino unijos šios žemės tapo bendra abiejų tautų respublikos nuosavybė. Tačiau karai su Švedija sumažino kontrolę. Švedija atiteko šiaurinė Estija ir didelės dalis Latvijos, tai Vidžemė su Ryga, o LDK liko tik Latgala, rytinė Latvijos dalis, vadinama Inflantais, iki 1772 metų padalinimo. Šioje serijoje matysite ir šiaurinės Estijos pilis, kurios teritorija LDK nepriklausė.